Va mūsų Alpet viešbutukas. Pusryčiai biškai panašus į itališkus. Knygučių, žurnaliukų galima nusipirkti. Nu, bet vaizdelis tai va toks. Labas rytas. Štai mūsų toks rytas. Nervingas. Šiek tiek sakom, sekundę aprodysim viešbutį. Ką mes gavom. Tokį vaizdu prie pat oro uosto matosi oro uostas. Ten, man atrodo. O gal ne ten. Gal kitą pusę. Tai va toks paprastas, kompaktiškas, bet mes rinkomės tik tai, kad būtų nakvyniai už kuo pigiau. Tai gavosi 70 eurų. Nėra čia labai pigiai. Bet bent jau šalia. Ir toks teletuks. O mes dar nepasakėm, kur mes esam. Ir tuo viską sužinosit. Mes darom čekautą ir lendam į miestą. Va mūsų Alpet viešbutukas. Eismas vyksta. Tiesiai oro uostas. O mes vakar naktį nusileidom, tiksliau net šiandien ryte jau galima sakyti, į Tiraną. Albanijos sostinį. Tai porą dienų turėsim Tiranoje. Bandom kažkaip tai surasti autobusą, kuris mus nuvežtų iki Tiranos, nes šiandien netoli valandos turėtų būti kelias. Nu ir važiuosim į viešbutuką, įsikuriam porai naktų. Pasidedam lagaminus ir eisim tyrinėti pačią Tiraną porą dienelių. O tada pamatysit, kur toliau judės. Kaip miego noriu. Skrydis buvo labai sunkus iš tikrųjų, nes 12 nakties, pusė pirmos netgi skrydis buvo. Iš Lietuvos, tai vaikas ten bandėm anksčiau migdyti, bet kažkiek gavos, kažkiek nesigavo. Tada nusileidom, dar reikėjo, vežimas buvo prie visų lagaminų, reikėjo laukti. Nu, žodžiu, taip užgaišom, tai nuėjom į viešbutį, tada aš jau negalėjau užmigti. Apie 3 valandą buvom viešbutį, tai vat, stengiamės kiek įmanoma išmiegoti, bet kiek pavyko, tiek pavyko. Iškeitėm autobusą į taksą. Naujas, gražus aparatas. Truputį kondiškė pušė silpna. O iškeitėm dėl to, kad reikėtų laukti 40 minučių pačio autobuso ir jis kainuotų apie 9 eurus mums nuvažiuoti. 8-9. O čia mes paėjom šiek tiek į šoną, tai gavosi 15. O vietoj apie 20 arba 25. Nu, tos ribos galima daryti. Nu ja, 20 pasako, netinka, tai visą ką. Tai va, išėjom tik tai už vartų ir žmogus važiavo tiesiai į oro uostą. Tokia kaina. Nu, atrodo, radom savo viešbutį, tai va, taksistas tiek ir paėmė 15 eurų, nors jo tas skaičiuotuvas rodė virš 20, man atrodo. Nu, bet pasirašėm 15, tiek padavėm ir viskas gerai. Taip, viskas tiko. Ir dabar atvežė į viešbutį, bet čekino kol kas negalim, tik lagaminus palikom, viską susitvarkėm. Dar sprendžiam, koks čia vaibas yra tos Albanijos, nu, Tiranas. Nu, man tai labai viskas mišyta, ir Stambulas, ir Italija, ir Ispanija. Nu, visko daug, jo. Įdomu bus čia patyrinėti, pasivaikščioti. Einam kažkokį pusrytuką susirasti. Pusryčiai biškai panašus į itališkus. Nes yra su pistacijom, keksiukai. Jo, bet tik tai, kad krosanų jau nebeturėjo, sakė, jau pardavė viską. Pilietė ateina sumuštinis irgi.
Nu, paragausim, kaina kol kas va 5 eurų gavosi už kavas ir šitos. Tai visai pakenčiama. Nu, ne Lietuvos kainos, ne Lietuvos. Jau patenka. Na, va, pirmas pavalgymas, 7 eurų gavosi. Tai nelabai. Kava tai skani? Kava skani, tie padžiūrė. Dabar tiesiog einam truputį pasivaikščioti, nes dar vis tiek neįleidžia kambarį. Pasiruoš normaliai. Tai čia artėjom link pačios tas pagrindinės aikštės. Aplankysim ir ją. Ir Greta sakė kažkas tai panašaus į turgų čia yra. O tu sakai ne. Čia turbūt toks tiesiog visada vykstantis turgus greičiausiai. Šalia pagrindinės aikštės. Tai truputį praeinam, pažiūrim. Kainas reikia užfiksuoti. Kopijas. Jo, vėl kopijas. Kai ne Europos Sąjunga, tai šitą vietą nesutvarkyta visai. Galima ir augaliuko nusipirkti. Ir Boss maikė. Na, viską galima surasti. Visko yra, visko yra. Šito turgaus kažkaip nebuvau užfiksavęs. Bet čia matyti, daug bus netikėtų dalykų. Važiuoja, renkasi prekes. Nu ir ką, matai, kitaip nei Turkijai. Nu, žinau, kitaip iš tikro. Nes Turkijai tai vien jau visas tas prekes, būtent žinojau, vaikščiais tas 5 dienas. O čia truputį kitaip yra visokių. Ir padėkinių, ir ne. Nu jo, bet yra čia nais Važiuoja Casablanca. ir įdomesnių. Žiūrėk, va čia kokia su teliuku. Keista, kad šitas toks turgelis net nepažymėtas žemėlapį. Kaip prekybinis, tiesiog gatvė paprasta. Tai čia va ir yra, žiūrėk, čia dabar jau baigti. Bet va tiesiai vėl turgus tęsiasi. Čia lygiai greičiai pagrindinė aikštė, matai toks. Bet čia va daug pasidaręs. parduotuvėlių labai. Švarių kuprinių galima nusipirkti. Truputį jau apdulkėjo. Išsukam iš turgaus, einam link tų pagrindinių aikščių ir objektų. O kavos panašu mes šią savaitę pagersim, dėl to, kad albanai mėgsta labai kavą gerti ir netgi geria dažniau negu vandenį. Ir skani, ir pigi. Bet kitą kartą neimčiau kartu su to keksiuku. Ja, keksiuko gal galima būtų ir nimti, nebent kruasanai būtų. Jo, bet aš dar bandysiu ieškoti krasano kaip Italijai su pistacijų kremu. Tai va, Tiranai gyvena apie 500 000 žmonių. Tai beveik panašiai kaip Vilniuje. Bet eismas didesnis. Tų žmonių daug atrodo, nu, dabar pas mus išėjus. Taip. Jo, pačioj Albanijai apie 2 800 000 gal kažkur tūkstančių. Tai irgi taip pat, nu, mastai kaip Lietuvos gyventojais, bet įdomus dar faktas yra, kad maždaug pusė albanų gyvena kitose šalyse, Italijai, Graikijai ir aplinkinės. Tai šitais atostogų sezonais dažniausiai galima pamatyti netgi vietinių mašinas, tik tai su itališkais, graikiškais visokiais numeriais. Pasiekėm žymėje Tiranos miesto aikštę Skanderberg pavadinimu. Nacionalinis muziejus matosi, užtvertas su gražia mozaika pavadinimu Albanai. Sukurta 5 albanų menininkų 80 metais, bet dabar uždarytas. Patekti negalima.
Aplink daug visokių modernių pastatų. Gražioji karuselė, iš tikro ne visai paprasta. Sukasi 2 aukštų, tokią esu matęs tik Barcelonoje ant kalnų. Prie bažnyčios labai panaši, galbūt ten didesnė šiek tiek. Muziejus tai turėtų būti surenovuotas 28 metais, tai kol kas neskubėkit, kas norės aplankyti. Toj mozaikoje 13 skirtingų figūrų įvairius istorijos etapus Albanijai vaizduoja. Po 1990 metų šiek tiek dar keitėsi ta mozaika, panaikinta žvaigždės, kai kurie kiti objektai, kurie nebebuvo aktualūs. Na va, ta pati aikštė. Šiaip labai graži, daug pastatų aplinkui, tai tikrai toks fainas praėjimo objektas. Gražus veido pastatas. Taip pat Skanderberg pavadinimu pavadintas, nors kiti vadina uola. Dar nepabaigtas tas veidas. Irgi unikalus modernios architektūros projektukas. Opera. Mečetė, prie kurios prieisim dar. Ir pats Skanderbergas, jo paminklas. Ant žirgo su kardu, tai irgi simbolizuoja karinę dvasią. O kas tas Skanderbergas? 15 amžiaus didvyris pasipriešinęs prieš Osmanų imperiją. Va tiek istorijos. Čia pilietės bando migdytis. Ne visai sėkmingai, o gal jau ir sėkmingai. O jau sėkmingai, prieš tai visą aikštę girdėjo riekavimus. Tai ta 11 metrų statula Skanderbergo 68 metais pastatyta, minint 500 metų. Na ir dar viena pažyma. I love Tirana. Toks ženklas. Visi čia fotkinasi prie. Kažkodėl visiems patinka labai. Nors jis turbūt čia ne pats ypatingiausias. Etembei mečetė, 18 amžiaus. Taip pat labai išsiskiria gėlių rašto motyvais ir visokiom freskom unikaliom. Einam pro šoną, bet man labiau įdomu tas laikrodžio bokštas, kur yra žmonės užlipę. Reikia pabandyti išsikelt. Kol vaikas mėgdosi su vežimu, vis tiek neišeis to padaryti. Tai sakiau, vienas bent jau greit nubėgsi. Mečetė čia yra turbūt laiko valandas kažkokias. Į vidų kažkaip neina žmonės. Gal dabar negalim. Bet mes lankysim didesnis mečetės, tai vėl šitą nedidelę praleidžiam. Ir bandom pakilti tą laikrodžio bokštą. Turėtų atsiverti neblogas vaizdelis. $200 lieko arba 2 eurų žmogui. Lipam. Lifto sakė nėra. $35 metrų aukščio tas bokštas. Taip pat daug kur minimas Tiranai kaip labai lankomas objektas. Beveik įpusėjom. Štai ir pabaiga. Nu bine e pregătit, Agina, da? Ok?
su lizdeliu bokštas. Žiūri, kažkas krito. Door bam is de binnen ik bam. Toks ir vaizdelis. Labai neblogai atrodo. Viršui sodai ant stogų kažkokie. Galva matosi. Gan aukštai. Tik čia, kai žmonių nemažai, tai sunku vaikščiot. Bet visur aplinkui nauji tokie modernus pastatai, tikrai labai gražiai atrodo. Tas bokštas toj aukščiau nebeišsiskirs čionais, nes visi aplink aukštesni. Ir gali baigtis šitas versliukas. Nes užlipus į tą viešbutį būsi aukščiau arba į tą galvą. Nu, bet kol kas verta aplankyti. Gal jau užmigo lėliukas, tai galim leistis tęsti kelionę. Gražu, verta 2 eurų. Kas būsit, aplankykit. Paliekam aikštis, šiaip einam pasivaikščiot. Tai va, kas nori pasisverti arba servetėlių. Paklausyti muzikos. Tai tie. Ne vienas toks darbininkas savo mokslui matyt kažkokio. Na, visai fan. Tai kokią klaidą padarai? Kad džinsus užsidėjau ir kėdus. Aš negaliu vasarą eiti su kėdais, man tiesiog. Labai karšta. Aš klaidos nepadariau, aš užsidėjau kėdus ir džinsų neužsidėjau. Artėjom prie unikalaus muziejaus Tiranos centre. Bunk Art 2 vadinasi. Čia realiai vienas iš 2 didžiausių bunkerių muziejai Tiranoje. Vienas centre, kitas biškį nuošaliau. Tai mes ir tą, kur nuošaliau lankysim. Nu, pro šoną bent jau bandysim praeiti. O čia į tą bunkerį šiuo metu neįsim, bet manau, kad dar sugrįšim galbūt kitą dieną. Bet šiaip įrengtas 2016 metais. Lapkričio 19 Tiranos išvadavimo dieną. Buvęs komunistinis bunkeris. Čia buvo pastatytas kaip slėptuvė visokiems rimtiems žmonėms, bet dabar jau tik muziejus. Manau, kad jeigu sugrįšim daugiau, čia papasakosim apie tą bunkerį dabar. Čia gal nelabai įdomu. Bet šiaip tai manau, kad visai verta bus sugrįžti, todėl kad mačiau Instagram'e, jog visi lankosi šitam bunkerį. Nu, tik įdomu, kaip čia mums su vežimu sektųsi. Tu bent jau nueisiu, tada aš per video pažiūrėsiu. Bandysiu bent jau aš tada. Bet kitą dieną, manau, rytoj. Tokių bunkerių yra pristatyta apie 173 000. Čia nuo 60 iki 80 metų, kai valdė Enver Hoxha, kažkaip tai vadinasi. Buvo labai paranojiškas ir galvojo, kad jį visada puls kažkas. Ir statė tos bunkerius, tai čia jau galima rasti ne tik Tiranai, bet visur pakrantėse. Tai mes, kur važiuosim po kitus miestus, manau, dar tikrai ne kartą pamatysim. Žmogus, kuris valdo, gerai, kad galvoja apie kitus ir priekį. Nu, nelabai gerai, čia buvo apsikvėręs, gyveno pats prabangiai. O visi varganai gyvena aplinkui. Gerai, gal tą. Sau krovėsi turtus. Kol kas istoriją ir objektus paliekam ir einam atsigaivinti. Labai gerai norim žiauriai. Svajojom apie raliuką, bet nelabai dar kur randam. Biškį kavinė kažkaip tai skurdžiai šitoj vietoj. Kaip pats centras, tikėjausi, kad čia ant kiekvieno kampo bus, o čia nėra. Knygučių, žurnaliukų galima nusipirkti.
pakuota nuo lietaus ar nuo dulkių. Bet normaliai taip vietos užsiėmė. Normaliai čia mes. Šiaip tokių įdomių nematytų visokių dalykų pasitaiko. Ne viską nufilmuojam, bet vat kaip einam pastatai tarp tų senovinių, va, bam, toks va modernus. Įdomus miestas. Parkai kažkokie su šunim galima vaikščiot žaisti. O mes sakėm, kad reikia pirmą atidarimą padaryti Sky Club terasui. Atrodo, kad dirba. Nėra labai pigu, bet lietuviškam kainam nėra ir brangu. Turbūt bus panašiai kaip pas mus. Ne, pigiau. Nu, gal bus pigiau, pamatysim. Čia, žinai, mūsų surinkta informacija nebūtinai aktuali. Gal tai buvo prieš kokius 3 metus, kaip pat pasikeitė viskas. Bet bandom, ten viršų turėtų būti labai gražu. Galbūt pavyks išsikelti. Jau dirba. Ką mes gavom? Riešutuko peroliukų. Galimai bus iki 15 eurų vienas. Nu, bet vaizdelis tai va toks. 18 aukštas. Ten dar viršų yra besisukanti ta terasa, bet mes ją neėjom. Nebent užeisim vėliau pasižiūrėti šiaip sau. Tokia kavinė, tuščia, žmonių nėra. Bet dar ne vakaras, šiaip čia vakarė turėtų būti daugiausiai veiksmo. Stiklai aukšti, visa terana kaip ant delno. Gražus vaizdai. Suktis mes nenorim, bet ramiai pasėdėti, pailsėti bus fain. Kas kitoj pusėje tiranas. Va ir ten horizonte matosi kalnai šiaip labai gražiai, kiek važiavom. Su taksu, kai važiavom, tai labai daug kur tie kalnai matėsi, tai toks fainas vaizdelis. Toks kitoks, sakyčiau. Nei visas Italijos, Ispanijos kažkaip man toks skiriasi. Na, o čia, kam patinka širdutį fotkintis, galima ir taip. Japonija duoda mums pailsėti. Čia japoniškas užkilimas į viršų. Sakau, reikia pasižiūrėti, kaip ten atrodo tas besisukantis Sky View. Bent jau žinot, kur randiesi. O čia ir muzikos truputį yra. Gražu, sutvarkyta. Tvarkinga aplinka. Tik čia įsivaizduoju vakare atėjus, tai čia bus daug muzikos. Jau dabar čia groja, pas mus ten tylu ramu. O čia. Nu vat ir tas pats vaizdelis. Per langus. Televizijos bokšto vaibelis, tik tai kad mažesnis, mažiau aukštų. Gerai, tiek ir užteks. Mūsų pasirinkimas buvo geresnis
Aišku, čia kandiškės truputį pučia. Mes jau paliekam šitas grožybės ir jau eisim pabiškį gal bandyti viešbutį įsikūrinėti. Todėl, kad sakė apie 3 bus, jau 3 nebe taip ir toli. Nu ką turim? Po 12 eurų. Čia labai faina, kad tiranai lengva skaičiuoti, reikia tiesiog iš 100 padalinti. Ir gaunasi 24 eurai. Mano nuomonė nėra blogai po 20 eurų. Kaip Lietuvai visiškai paprastoj centro kaviniai. Vilniui. Paliekam šią gražią vietą. Turbūt jau nebesugrįšim. Bet patik. Kai domėjausi šiek tiek ieškojau informacijos, tai radau tokį šaltinį, kad Albanijoje yra apie 80% senų mersų ir jie čia jų kaip kažkoks tai ženklas, nu, įrodymas, kad gerą mašiną turi. Bet aš to visiškai nepastebiu. Galim pažiūrėti, kokias mašinas bidai elektriniai. Aišku, čia mes nuo vietos priklausom, bet imant Hondas, Toyotas, Audinės, kitos elektrinės, žodžiu, taksai tai tikrai nei vieną mersą seną nemačiau. Galbūt čia kokiuose kaimuose reikia žiūrėti, ar kur. Bet pakankamai tiranai bent jau auto ūkis gan šviežias. Va, mersas, bet tikrai nesenas. Sakyčiau, mersų mažuma. Aišku, lankysim kitas vietovės, bet palyginsim po to. Bet kol kas tai ne. Sakyčiau, kad retkarčiais atrodo geriau nei Lietuvoj. Užsukam į Konat parduotuvę palyginti kainikį. Taip, pigu nėra. Sultis realiai nuo kažkur 2 eurų prasideda pigiausias 1 litras. 2-3. Limonadai San Pellegrino bankelį 3 euriukai. Bet yra kažkokių kitokių pigesnių analogų. Kolos mažiukas, čia didesnis negu 0,5, 0,66 euras 60. Didelis 3 eurai. Tai va, tokios klinikės. Čipsus dar greit pažiūrim. 4, 2 eurai, 1,5 euro, 2 eurai. 8 centų kažkokie paprasti. Pringlesai 3 eurai. Kona 3 eurai. Nu, čia ta parduotuvė tai tokia kaip Maxima turėtų būti pas mus. Viena pigesnių palyginus. Ne tos, kur būna turistams. Tai kainos didokos. Nu, ką mes gavom pačioj Tiranos širdyje. Telikas, šaldytuviukas. Žmona užskaita. Užskaitam. Didelė lova, maža lova. Čia dar čiužiniai kažkokie galima kažką sugalvoti. Veidrodžiukas, spinta, šaldytuvas yra. Ir tualetas. Dušas, tualetas, viskas naujai tvarkyta gražiai. Kas čia? Dar terasa kokia graži. Va. Pasisėdėt. Puikus kambariukas. Čia įimas. Visas šitas malonumas kainavo 90 eurai 2 naktims. Tai po 45 euriukus. Kem 6. Tai sakyčiau labai gera kaina. Pačiam Tiranos praktiškai centre. Tai iki tos pagrindinės aikštės eiti kokias 5 minutės 7. Visi patenkinti ir mes jau norėsim atsisveikinti šitam video. Biškai pavargom. Sakom iki, susitiksim tą pačią dieną, bet kitam video. Prie jūros gėrybių turbūt. Prie jūros gėrybių bandysim.
labai pasilgom kalmariukų fritintų, tai bandysim ieškoti ir lankysim kitus Tiranos objektus. Iki. Iki. Vienas žymiausių pastatų Tiranai. Va, kiek prikrovė po 1 eurą. Graži visa nauja, šviežia. Kur eini, tam viskas naujai, kur dar nėra todėl remontas. Pagal pavadinimą tai yra kažkas tai apie pilį, nors čia jokios pilies nėra.